rinkimų, kad norėtų pakeisti moteriškės, ten saugančias lenteles su paskai kariuomenei. Taip, iškus. Vienas konkretaus dokumentų, tai čia trumpai. Priedą gal vertėtų priedą prie to kreipimosi su nurodant konkrečius pažeidimus. Būtent klaipėdiečius jau pradėjo kelia baudžiamą bylą dviem jaunuoliams, kurie atsisakė eiti į kariuomenę, jau kelia baudžiamąsias bylas. Tai ar priedą prie to dokumento, ar komisija jau sudaryta, ta komisija Ženeva 51, ta komisija, tos duomenys, tai buvo darančių. Taip, Priedą prie to dokumento. dabar mes turime sudaryti redakcinę komisiją, kuri ruoš šitus dokumentus. Tai pasiūlysime tos žmonės, kurie jau turi šioje patirtį taip pat su dokumentais, kad tokių aspektų, tai Ričardas Jurginčius, Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga, Arnas Naujanskas, Edvardas Krikščiūnas, Leonardas Vilkas, na ir man gal Andrius Kuškus, žinai, man to dabar galvoja, tai galėsi prisidėti prie dokumentų ruošimo. Salė neprieštarauja, tai? Tiesa, iš Šiaulių atstovas Alžykinas Radinas. Irgi, žmonės ateina prie stalo ir pradeda ruošti dokumentus, kad laiko negaišinti. Dar kartą paminėsiu Ričardas Jurginčius, Arnas Naujanskas, Edvardas Krikščiūnas, Žyginas Radinas, Andrius Tučkus, Leonardas Vilkas. Dabar sakykite, tai, čia vis yra atstovai iš Vilniaus, iš Kauno, iš Šiaulių. Dabar Klaipėdos atstovas, kiek aš žinau, yra Mindaugas Petras. Taip, tai irgi pavyzdžio atstovas Vytautas Mikėnas, Alytaus atstovas, vieną Alytus deleguoja atstovą, Šilūnė. Ir Marijampolė yra, čionais. Marijampolės atstovai yra ar nėra? Niekas neatsiliepia, nėra Marijampolės atstovų? Yra? Kiek Marijampolės atstovų? Atsistokite. Marijampolės. Vienas, taip? Vienas, taip, iš Marijampolės. Ne, iš Jūsų, taip, ar iš Marijampolės? Iš Marijampolės, gerai. Tai jūs tikimate prisijungti prie šito darbo. Dar norėtume, reiškia, vieną tokį momentą dažnai, vieną tokį, reiškia, momentą, kur nesigautume, čia yra principinis dalykas. Reiškia, yra iškeltas toksai lozungas, kad lietuviai tarnautų Lietuvoje. Lietuviai tarnautų Lietuvoje. Tai yra labai viliojantis dalykas. Tačiau pažiūrėkime iš esmės, koks skirtumas, kur tarnauti, svarbu ką. Mes galime tarnauti Lietuvoje, tačiau vis tiek Lietuva yra okupuota, mes priklausysime Rusų okupaciniai kariuomeniai. Ir per 2 valandas gali bet kurį iš mūsų, tarnaujant ar Kaune, Vilniuje, ar Mažeikiuose, permesti į bet kurį kitą Rusijos imperijos miestą ir malšinti, sakykime, kokį nors mitingą ar liaudies sukilimą. Dar kartą kartoju, nesvarbu kur tarnauti, svarbu kam tarnauti. Ir kokia gali eiti kalba apie nacionalinius junginius, kai nėra iš viso nepriklausomos valstybės. Ar gali būti tokie dalykai? Gali jie bus pavaldus? Vis tiek jie bus pavaldus Maskvai. Todėl norėčiau pridurti, kad būtent moterų sąjunga, na, kaip pasakyti švelniai tariant, čia ir buvo padaryta klaida, kad jinai motyvavo tuo, kad tarnauti armijoje, kad lietuviai tarnauti Lietuvoje, kad nesakomi į armiją dėl to, kad ten yra dėdavščina, nesatutiniai santykiai, blogas maitinimas, klimatas netitinka. Iš šitos visus argumentus, neturinčius jokio teisinio pagrindo, okupacinė administracija puikiausiai jos ignoruoja. Ir gali atsakyti,
Lietuvoje. Nu, kažkuria tai dalį mes paliksime Lietuvoje. Pergyvenate dėl nestatutinių santykių. Įvesime tvarką. Netinka klimatas. Arčiau Lietuvos. Maitinimas. Rasim tokių darinių, kur bus neblogas maitinimas. Dar kartą sakau, mes nekreipiam dėmesį nei į Lietuvišką, nei į sunkumus, nei nieką. Mes norime tarnauti Lietuvos armiją ir norime laikytis teisės. Jeigu jie tai kalba, kad kūrėsi teisinė valstybė, tai prašau pirmiausia išmokti gerbti tarptautinius įstatymus. Ir norėčiau pažymėti, kad būtent šita Ženevos konvencija buvo pasirašyta remiantis moralę, kadangi tai skaitė nežmoniška priversti tos žmonės okupuotus tarnauti savo okupantams. Tai buvo laikoma, kad tai yra virš visko. Todėl praktiškai neatsirado valstybių, kurios nepasirašytų. Ir labai keista, kad šitie dalykai buvo nutylėti ir aukščiausios tarybos sesijoje ir visur, taip kaip jie visai neegzistuoja. Gerai, dabar žodį suteiksime Vilkeliui, Lietuvos demokratinių partijos atstovui Šalčininkų rajono.